Sveiki gyvi gravel nuotykių sekėjai. Čia Antanas iš Fakeik ir šiandien patarimų nebus. – 2025 metai, sausio mėnuo, 4. sezonas ant gravel dviračio, 1. sezonas YouTube'ai, 0. epizodas, intro apie tai, kas jūsų laukia šitame YouTube kanale. Važiuojam! Planavau šitą intro filmuoti garaže ant staklių. Reportažą apie garažą galite pasižiūrėti čia. Bet kadangi laukia puikus oras, šviečia saulė, yra sausa, tai nusprendžiau sėsti ant dviračio, apvažiuoti aplink Vilnių ir pafilmuoti šiek tiek video. Naujas sezonas, nauji kilometrai. Kol kas dar senas geras Factor Ostro Gravel. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Prieš akis nauji nuotykiai, naujos kelionės, naujos varžybos. O kodėl YouTube'as, kodėl naujas kanalas? Tai kaip žinot, jau turim komandos YouTube'ą, Fakeik Team. Sekit, pažiūrėkit. Ten yra konceptuali dokumentika, mėnesiais brendusi kinematografija ir išieškoti video ir išlaižyti. O šitame kanale kasdienė buitis, dulkės, purvas, sniegas, gravel ir kiti nuotykiai, dviračių apžvalgos, testai, reportažai iš varžybų, įspūdžių iš kelionių, behind the scenes, na ir žinoma fake ir ne fake patarimai. Tiesiog tokie linksmi dalykai, kurie nutinka keliaujant. Bus epizodų ir apie įdomesnius maršrutus, gravel ir ne tik. Taip patys ir kiti veidai, tik viskas buitiškai ir viskas dviratininkų mėgėjų akimis. Taip, kad spauskit like, prenumeruokit, sekit naujienas. Sezonas prieš akis, sezonas ilgas, kalendorius užpildytas varžybom, planų daug, pafilmuosim video, viską parodysim, viską papasakosim, bus tikrai įdomu. Gal ir jūs sudomins prasiminti su mumis, ar be mūsų, ar su kitais, tinka visai. Na, o dabar anonsas, kas jūsų laukia sekančiame pirmajame tikrame epizode po savaitės. Trumpai prisiminsim praėjusi 2024 metų sezoną, kelionės, kur mes keliavom. Wow, čia šaudo aplinkui. Viskas bus gerai, reikia minti greičiau. Parodysim, kokiose varžybose dalyvavom, ką laimėjom, ko nelaimėjom, į kokias kelionės važiavau vienas ar kartu su Fakeik komandžiokais, kokių nuotykių patyrėm. Vienu žodžiu, prenumeruokite, sekite. Tikrai laukia daug linksmų video. Iki susitikimo po savaitės.